Žinai, istorija yra paklausa. Pirmiausia, formuojama yra. Labai visi gudriai sako, kadangi yra paklausa, tai mes ir siūlome. Apie tai, kad formuoti tą paklausą kitokią, apie tai kalbos neina. Žiniasklaida tokia, arba ten kažkas toks, kokia verta visuomenė. Palauk. Tai visuomenėgi daryti reikia. Reikia ją ugdyti kažkaip tai. O mes lengva ranka $500 000 išleidžiame į užsienį, dabar pavarėm apmokamą mokslą, dar $500 000 dings. Tai kažkam labai gerai. Aš nežinau, kas čia graina šitą politiką. Aš galbūt senas atrodo ir niurzglys, bet man atrodo, kad čia yra apskaičiuota. Kas apskaičiavo, aš nežinau. Šitą valstybėlę rinka mažytė. Tų solistų 1, 2, 3, 4 ir viskas, ne? Tie patys neišlipa iš televizijos. Aš nežinau, kas jos ruošia. Premijos dalinamos visiškai kvailai. Kai aš pagalvoju, kad Virgilijus Noreika nėra gavęs nacionalinės premijos, kuris yra nuostabiausias estradinės muzikos atlikėjas. Ir tarp kitko jau 40 metų ar 50 metų, kaip jis yra atlikėjas ir kaip jis dainuoja. Tokia gausa greitai pagaminamos muzikos sufleruoja, jog norinčių ją kurti vis daugėja dėl paprastos priežasties. Kiekvienas muzikos kūrėjas nori pragyventi iš muzikos, tad kyla natūralus klausimas, kam vargti ir kankintis prie rimtų solidžių projektų, jei galima greitai padaryti, greitai parduoti, greitai turėti pelną. Yra daug paprasčiau pripratinti žmonės klausyti tą standartizuotą muziką, tada ją galima kepti standartizuotai ir parduoti. Tai yra, klausytojas yra paverčiamas vartotoju. Ir gamintojui tai yra geresnis pelnas. Kai yra vartotojas, kuris vartoja tam tikros formulės muziką. Tai labai paprasta, tada karpai dėlioji ir prekiauji ją. Mes esame maža šalis ir aišku, kad čia pragyventi iš muzikos tu priverstas mąstyti, kaip tau vis tiek turėti kuo daugiau klausytojų, galimybę koncertuoti, skambėti. Aišku, tu turi kažkaip ieškoti sprendimų, kurie išplėstų tavo geografiją muzikinę. Aš manau, kad čia yra pinigų sukimo reikalas. Kažkas daro tas žvaigždutės, tos žvaigždutės kažkam suka irgi pinigus, kažkas gauna procentą, čia viskas paprasta, man atrodo, biznis yra. Pirmiausia, sugalvotas pavadinimas žvaigždės. Kokia žvaigždė, kruopelės milties? Čia žvaigždės. Aš nežinau, kas yra žvaigždės Lietuvoje. Sugalvota žodelį žvaigždės. Nuo Holivudo nusižiūrėta, sutinku. Amerikonai, čia gerai. Dabar žvaigždės. Reiškia, be balsės, pinigai krūtinami, sceninis judesys. Tai nebent tas Lukošius, kur čia Eurovizijai davė. Aš kartais įtariu, kad net ir geri mūsų dainininkai, o tokių tikrai yra. Niekas negali sakyti, aš nežinau. Aš manau, kad turime gerų atlikėjų. Bet per tą kiekybę aš matau, kaip jie nusidainuoja. Iš tikrųjų, galbūt pinigai jos yra užvaldę, bet jie nusidainuoja, jie kelia honorarus. O jeigu visiškai atvirai kalbėti, tai man jie visi šiek tiek juokingi. Kaip ta žvaigždė padaroma? Kas iš Abaniausko darė žvaigždę amžinatilsį? Niekas iš jo nedarė žvaigždės. Pirmiausia, jis turėjo iš Dievo turėjo balsą. Ir jam nereikėjo važiuoti mokytis jokias Italijas, nors ten buvo. O dabar iš Dievo niekam nebereikia. Neturiu, lipu, yra šitas baisus dalykas mikrofončikas. Aš esu matęs ne vieną garsų estrados dainininką, kuriam išjungtas mikrofonas ir pasirodo, kas tik žiopčiai. O Noreika sako, pritildykit, nes gali sprogt, kaip užvarysiu. Žinoma, mes nemanome, kad visi klausytojai yra vienodi ir jiems pakanka nesudėtingos paprastos muzikos. Norisi tikėti, jog tik laiko klausimas, kada ir plačiosios masės pradės reikalauti originalesnio produkto. Pasak mūsų pašnekovų, šiuolaikė populiariosios muzikos kokybė kol kas dar atitinka nelabai išlavintą klausytojų skonį. Tačiau kaip ir su bet kokia kita pigia plataus vartojimo gausiai siūloma produkcija, taip ir su tokia muzika. Persisotinsim ir pradėsim ieškoti kažko gal kiek ir brangesnio, bet kokybiškesnio. Juk ar tokia greito, plataus vartojimo muzika turės išliekamąją vertę? Ar įeis į lietuviškos popmuzikos istoriją? Greitas vartojimas greitai ir praeina. Aš tai pasakysiu. Kas greitai, tas greitai ir dingsta. Ir aš esu tikras, kad neįeis. Bet jeigu kažkas pateikiamas už absoliutą, o
O matyti, čia yra labai lengvas kelias, va šitokią muziką daryti, būtent daryti, ne, ir brukti. Tai nereikalauja investicijų ir kažkam labai naudinga visą tai suabsoliutinti. Ir iš to daryti vertybę, kas man neskaniausia arba baisiausia, kad iš to subprodukto, sakykime taip, daroma vertybė. Tada aš pasimetu, jeigu šitaip. Bet tai turi teisę egzistuoti, aš sutinku. Aš sutinku, tai yra laikinas dalykas, jis turi teisę egzistuoti, kaip tas mano pavyzdėlis su Statoilu. Bet aš negalėčiau niekada šitą absoliutinti. Aš manau, kad tai yra natūralus vystimosi kažkoks tai procesas. Viskas pasaulyje vyksta, reiškia, ta spiralinė tokia judėjimų principo. Ir vis tiek kažkada dalykai grįžta į tą patį tašką, tik aukštesniai kokybės pakopui. Tai aš manau, kad jau dabar jau situacija yra, kodėl mes apie tai kalbam, mes prieš 2-3 metus apie tai nebuvo kalbama, dabar yra kalbama, to, kad tai darosi problema ir tai yra matoma problema ir aš manau, kad tas formatas, tegul jisai laikosi kiek tik tai jisai gali, nes tai yra kaip, kažkoks tai, nežinau, kaip spuogas, kuris prisikaupia, jisai dieną turi sprogti. Kaip bomba kažkokia, kaip balionas, į kurį negali pilti vandens be galo, jis sprogs. Yra laikotarpiai, kada, tarkim, kaip prieš gerus 20 metų buvo atgimimas visas, atgimimo laikotarpis, tai muzika vaidino tą tokią revoliucinę kažkokią rolę, kur tai buvo tribuna, kur muzikantai skleisdavo idėjas, tarkim, kaip grupė Antis, reiškia, ar kažkas. Aš manau, kad ta situacija, ta muzikoje Lietuvos, ta, kurią mes turim dabar, tai yra, kažkuria prasme pasiekmė to viso standartizavimo, to viso formato pasiekmė. Reiškia, kai pradedama štampuoti, yra prigaminama daug vienodų detalių, kokios perpildo rinką. Mano manimu, jau yra perpildymas šiek tiek vienodos muzikos. Žmonės jau nori kitokios muzikos. Ir šitas burbulas, jisai yra tiek įsipūtęs, jis turėtų sprogti. Ir viskas, ir atsiras kažkas naujo. Visada bus, visais laikais buvo ir bus tų vienadienių atlikėjų. Yra grupių, kurių, aš prisimenu kartais pavadinimus kažkokių labai vienu metu ten trumpą laikotarpį populiarių kažkokių grupių, kurių niekas neatsimena. Manau, kad vėlgi čia yra pasirinkimas, ar tu renkiesi pigiai ir greitai padaryti produktą, kurį parduosi šiandien, gausi pelną ir būsi laimingas, ar tu nori investuoti į kokybę ir nori, kad, nežinau, gal tavo albumą pirks lėčiau, bet jį pirks pastoviai ir po 10, tarkim, po 20 metų jis lygiai taip pat gerai skambės, kaip ir skamba šiandien. Kito tarpu visų tų vienadienių atlikėjų albumus kartais paklausius, kokį seną, tu matai, kad ten į kokybę visiškai neinvestuota, kad tai yra, tas toks, yra tam tiek dalykai, kurie vis tiek finale kažkaip išsilygina. Nebūna taip, kad laimi tik tai tie arba tik tai tie.